patarimai ir apžvalgos. 6 dalis. Sveiki, su jumis Martynas Jokubauskas. Prieš pradėdamas norėčiau priminti, kad niekas nežino Google algoritmo, atgalinės nuorodos tiesiogiai veikia jūsų rezultatus paieškoje, nėra veiksmo be pasiekmės, prieš atlikdami nežinomus SEO veiksmus konsultuokite su SEO profesionalais. Šiandienos tema – tinklapio optimizavimas mobiliam internetui. Kuo įprastas SEO skiriasi ar turėtų skirtis nuo mobilaus SEO? Kadangi Web 3.0 era pasirodė realybėje visai kitokia forma nei dauguma prognozavo, tai yra, vis dar neturime svetainių, kurios veikia dirbtinio intelekto pagalba, tačiau turime interneto naudotojus, kurie persikelia į mobiliuosius įrenginius. Ir šio reiškinio ignoruoti nebegalima. Visiems Lietuvoje žinomo startupo GetJar vadovas Ilja Laurs teigia, kad per kelis metus mobilių aplikacijų ir su jomis susijusių verslų apyvarta pasieks 30-50 milijardų per metus apimtį. Nors čia kalba eina apie aplikacijas, tačiau aplikacijos veikia išmaniuosiuose telefonuose. O kadangi išmaniųjų telefonų rinkoje daugiau nei 55% užima Android operacinę sistemą naudojantis renginiai, o ši operacinė sistema priklauso tai pačiai Google paieškos gigantai, tai reiškia paieškos būtinybė mobiliuose įrenginiuose tikrai augs, o Google tikrai tuo pasirūpins. Ir jau pats laikas pradėti galvoti, kokius rezultatus vartotojai paieškoje gaus naudodami savo mobiliuosius įrenginius. Šiandienos SEO apžvalgų dalį pradėsiu nuo to, kuo skiriasi paieškos naudojimas įprastame ir mobiliame internete. Reikėtų paminėti didžiausią skirtumą. Tai kompiuterio ir mobilaus įrenginio naudojimo ypatumus. Visų pirma, mobilių įrenginių įvesti ilgą raktinės frazės tekstą yra tiesiog nepatogu. Todėl pateikiant rezultatus, paieškos variklis net iš bendrinių raktinių frazių turėtų pateikti kiek galima labiau susijusius paieškos rezultatus. Tačiau žiūrint iš realybės pusės, minčių, ką turėjo omeny vartotojas, mobilūs renginiai vis dar neperduoda. Matyt, tai jau bus 4.0 web era. Todėl dažniausiai pateikimi tie patys paieškos rezultatai, kaip ir įprastos paieškos naudojimo atveju. Tačiau čia reikėtų paminėti mobilių įrenginių pranašumą, tai yra mobilus įrenginys naudojamas judant. Todėl galima daryti prielaidą, kad paiešką atliekantis vartotojas, ieškodamas paslaugų ar prekių, labiausiai bus suinteresuotas spausti ant paieškos rezultatų, kurie nurodo į šalia jo esančius verslus. Taigi, lokacijos nustatymas ir paieškos rezultatai mobilioje paieškoje yra susiję. Didžiausia problema mobiliuose įrenginiuose tai yra naršyklių ir puslapio atvaizdavimo standartai. Populiarėjant išmaniesiam telefonam, šie skirtumai mažėja. Tačiau neišmaniųjų telefonų rinka pagal Business Insider neseniai pateiktą grafiką, kurį parodysiu vėliau, yra palyginti milžiniška. Todėl standartizuotai paruošti svetainę mobiliam internetui yra sudėtinga, tiek dėl naršyklių kiekio, tiek dėl ekranų dydžių įvairovės. Tas pats liečia ir turinio atvaizdavimo standartus. Visų pirma, mobiliame įrenginyje negalima pateikti daug turinio, kadangi esmė turi būti matoma pačiame priekyje. Kitaip vartotoją prarasite labai greitai. Taigi, paprasto teksto ar elementarios grafikos pateikimas skirtingose įrenginiuose įgyvendinamas skirtingai. Paieškos sistemos paieškos rezultatuose pateikia ne tik svetaines susijusias su ieškoma fraze, bet ir kitus turinio formatus, kaip melodijas, video medžiagą, aplikacijas ir panašiai. Jūsų tinklapio pozicija paieškos rezultatuose mobiliame įrenginyje yra ypač svarbi. Dažniausiai matomi tik 3 pirmi rezultatai, kurie telpa į ekraną ir ant kurių vartotojai dažniausiai spaudžia. Taigi optimizavimo atveju mobiliems įrenginiams nebeužtenka būti top 10 pagal raktinės frazes. Turite tapti rinkos lyderiais, norėdami perimti lankytojų srautą. Kalbant apie interneto svetainių optimizavimą mobiliems įrenginiams, reikia suprasti ir šių įrenginių rūšys, kadangi kiekvienai rūšiai įrenginių rezultatai yra pateikiami šiek tiek skirtingai. Minint mobilius telefonus, čia turime omeny ir telefonus turinčius WAP naršykles ir išmaniuosius telefonus. Tačiau vienų ir kitų paieškos rezultato atvaizdavimo galimybės yra visiškai skirtingos. Taip pat prie mobilių įrenginių priskiriami ir planšetiniai kompiuteriai. Šie įrenginiai mažai kuo nusileidžia staliniams ar nešiojamiems kompiuteriams, tačiau jų mobilumas yra žymiai didesnis. Paieškos atveju rezultatai pateikiami specialiai planšetiniams kompiuteriams pritaikytame vaizde. Nepamiršti reikėtų ir kitų mobilių įrenginių – priedų. Pavyzdžiui, vos vakar apžiūrinėjau Android operacinę sistemą turintį laikrodį iWatch. Laikrodėje taip pat galima naršyti internete. Nepamirškite ir Apple muzikos grotuvų iPod Touch.
Nors jie prie interneto jungiasi Wi-Fi ryšių, tačiau interneto naršymo galimybės prilygsta iPhone telefonui. Visiems, kas pamišę dėl išmaniųjų telefonų, pateikiu lapkričio 7 dieną Business Insider pateiktą grafiką. Mane asmeniškai jis labai nustebino. Kaip matote, viršuje dominuojanti mėlyna spalva rodo, kiek dar šiuo metu yra naudojama neišmaniųjų telefonų, todėl nurašyti VAP internetą kol kas nereikėtų. Nors kiek teko skaityti daugumą straipsnių, kiek SEO ekspertai sako, kad pateikiami paieškos rezultatai įprastoje ir mobilioje paieškoje yra vienodi, tačiau tam radau atsvarą. Tai Bryson Maunier tyrimas. Jos esmė išsiaiškinti, kiek pozicijos pateiktose paieškos rezultatuose skiriasi mobiliuose įrenginiuose nuo paieškos rezultatų kompiuteriuose. Atlikus paiešką iš principo rezultatai atrodo vienodi, bet geriau patyrinėjus vienos svetainės būna rodomos žemiau, kitos aukščiau, kartais per vieną poziciją, kartais per dvi ir dar daugiau. Bendra šio tyrimo išvada, kad paieškos rezultatai mobiliame įrenginyje nuo įprastos skiriasi net 86%. Aišku, skirtumai nedideli žiūrint ir nesigilinant į rezultatus, bet faktas, kad top 10 mobiliuose įrenginiuose yra kitoks, lieka faktų. Taigi, svarbiausi dalykai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį optimizuojant savo mobilės interneto svetaines. Pirma, tai lokalių rezultatų optimizavimas. Pasinaudokite Google Maps ir verslo įtraukimo į paiešką įrankiais. Dažniausiai, jei vartotojai įveda paieškoje miesto pavadinimą, mobiliame įrenginėje rodomi pagal lokaciją susiję rezultatai. Nemobiliuose įrenginiuose tie rezultatai taip pat rodomi, bet mobiliame įrenginėje rezultatai surūšiuojami pagal tai, kur jūs naudojatės mobilių įrenginių. Pateikiame žemėlapis rezultatuose prikausto daugeliu ieškotojų dėmesį. Vertikalių paieškų rezultatai turiu omenyje paveiksliukų, naujienų, video paieškos rezultatai mobiliuose įrenginiuose rodomi kitokie. Pateikiant rezultatus mobiliam įrenginiui, Google naudoja mišrų reitingavimo algoritmą, kadangi įtraukiami rezultatus mobilių svetainių puslapiai ir Google sprendžia, kurios puslapius rodyti aukščiau, kurios žemiau. Tikėtina, kad turint mobilią puslapio versiją, jau bus reitinguojama aukščiau už įprastas, ieškant per mobilius įrenginius. Taip pat į rezultatus įpinami ir su įrenginiu susiję kiti informacijos formatai, tokie kaip aplikacijos, melodijos, ekrano užsklandos ir panašiai. Kaip ir įprastame internete, taip ir mobiliame, prieš optimizuojant svetainę reikia pasiskaičiuoti, o kiekgi tikėtina, kad vartotojai naudosis jūsų mobilę interneto svetainės versiją. Naudojantis tuo pačiu Google Keywords Tools įrankiu, sutrumpintą nuorodą iš įrankį matote ekrane, galite patikrinti, kiek paieškų atliekama jūsų manimų naudojamai raktiniai frazei. Taigi, pateiksiu pavyzdžius ir vėliau aptarsiu statistiką Lietuvoje ir užsienyje. Kaip matote, tai yra pavaizduotas Google AdWords Keyword Tools įrankio langas, kuriame įvedžiau kompiuteriai akcijos raktažodį. Šią frazę pasufleravo Google paieškos laukelis. Taigi, žiūrint į statistiką staliniams ir nešiojamams kompiuteriams, matome, kad bendrai toks raktažodis yra ieškomas vidutiniškai 2900 kartų. Tiksliai tokią raktinę frazę įveda vidutiniškai vos 28 kartus per mėnesį. Tačiau pakeitus parametrą rodyti siūlymus ir statistiką į visi mobilieji įrenginiai, pateikimi skaičiai visai kitokie. Patikrinimą atlikau tiek visiems įrenginiams, tiek VAP įrenginiams. Kaip matome, Lietuvoje vis dar daug vartotojų naudoja VAP naršykles. Aišku, vieno pavyzdžio tikrai yra mažai spręsti apie rinkos galimybės, tačiau jis jau šiokią tokią tendenciją ar bent jau hipotezę nurodo. Kaip matote iš statistikos, tiksliai nurodytos raktinės frazės mobiliuose įrenginiuose niekas neįveda. Visų pirma, patys pagalvokite, kiek užtruksite laiko manydami suvesti tokią ilgą raktinę frazę į paieškos laukelį mobiliame telefone. Tačiau žiūrėkime ne į Lietuvos mobilią rinką, pažvelkime į JAV. Pasinaudojau tokią pačią raktinę frazę, tik anglų kalba ir tyriau jos naudojimą JAV rinkoje. Kaip matome, paieškų skaičius tikrai nėra įspūdingas, o pateiktos mobilios paieškos statistika yra dar mažesnė. Tačiau aiškiai matoma, kad kompiuterių pirkimo pasiūlymų daugiausiai ieško išmaniuosius telefonus turintys vartotojai. Lyginant paieškų skaičius, tai Lietuvoje tikrai mobilios paieškos mastai neišauks įspūdingi, tačiau apie šį reklamos kanalą pagalvoti tikrai verta. Vien tai, kad lietuviškų svetainių turinčių savo mobilias versijas skaičius yra labai mažas, ištyrus ir atradus mobilias interneto
rinkos nišas, Lietuvoje galima pakankamai nebrangiai prisitraukti labai tikslinių vartotojų. Tai kol kas visiškai neišnaudoti plotai. Net didelės kompanijos Lietuvoje nesugeba susitvarkyti savo oficialių tinklapių paieškos sistemų atžvilgių, tai ką jau kalbėti apie mobiliųjų versijų paruošimą, o dar optimizavimą paiešką. Ir pereisiu prie paskutinės šio video dalies. Tai konkrečių veiksmų optimizavimo procese, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, optimizuojant mobilias svetaines. Dauguma optimizavimo veiksmų yra tie patys, kiek įprastai svetainiai, tiek mobiliai. Tačiau yra keli skirtumai, ką reikėtų iš karto apgalvoti. Pirma, tai URL adresas iki konkretaus turinio. Čia yra du sprendimo variantai. Pirmas būtų peradresuoti mobilų įrenginį į mobiliam įrenginiui pritaikytą puslapio versiją, o antras variantas stebėti, koks įrenginys prisijungia prie svetainės ir taip parinkti atitinkamą turinio atvaizdavimo stilių. Taigi antruoju atveju puslapio URL lieka toks pats, tačiau turinys yra pritaikytas mobiliam įrenginiui. Bet šiuo atveju reikėtų saugotis, kad Google nepalaikytų tokio puslapio kaip apgaulingo. Peradresavimo atveju lygiai tas pats. Tačiau peradresavimo atveju jūs peradresuosite tik tai mobilų paieškos robotą į mobilią svetainės versiją. Prezentacijos gale pateikiu informacijos šaltinių nuorodas į oficialius Google gidus, kuriuos aplankę galėsite plačiau pasiskaityti apie šios problemos sprendimo variantus. Antrasis labai svarbus žingsnis įsitikinti, kad jūsų mobili interneto svetainės versija yra suindeksuota Google Mobile roboto. Tuo galite pasirūpinti patys, pateikdami Google Webmaster Tools pagalbą savo mobilios interneto svetainės žemėlapį. Įsitikinus, kad puslapis yra įtrauktas į paieškos rezultatų indeksą bei tinkamai persiadresuoja ir atvaizduojamas tinkamai mobiliems įrenginiams, reikėtų pasirūpinti atgalinių nuorodų į mobilius puslapius gavimu. Be abejo, nuorodos turėtų būti pateiktos kitose mobiliose svetainėse. Taisyklės nuorodoms galioja tokios pačios kaip ir įprasto optimizavimo metu. Čia gali būti susidursite su problema, kad nėra daug šaltinių, iš kur gauti atgalinės nuorodos iš mobilių svetainių, tarkim lietuviškame internete. Tačiau pasinaudojus užsienio portalais, savo svetainės mobilioje paieškoje iškelsite nesunkiai. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į lokalių rezultatų optimizavimą, pasinaudojant verslo ir Google Maps įrankių susiejimu. Optimizuojant puslapius mobiliai paieškai yra labai svarbus puslapių užkrovimo greitis. Tam įtakos turi ir mobilių puslapių dydis. Taigi šioje vietoje skaičiavimus ir optimizavimo veiksmus tikrai vertėtų pasidaryti, prieš paleidžiant puslapius į viešumą bei prieš optimizuojant paieškai. Štai ir šeštosios SEO patarimų ir apžvalgų dalies pabaiga. Lauksiu jūsų komentarų prie šio video. Tikiuosi praleistas laikas buvo naudingas. Šio video kaina – mygtukų +1 ir patinka esančių žemiau paspaudimas. Čia pateikiu šaltinius, kuriais naudojausi kurdama šią prezentaciją. Ir lauksiu elektroninių laiškų su klausimais adresu martynas@seotyrimai.lt. Iki kito susitikimo.